Aš palyginčiau su tsunamiu. Tas toks lėtas, toks atėjimas. Tu žinai, kad stichija pareina, bet tu toks, tu kažkaip matai kažkur ten toli. Ir tada ta banga tokia, žinai, ir viską nuplauna. Ir tu lieki toks nesupratęs, kas čia dabar įvyko, nes, lygtais ruošėjaisi, kol tas visas kyla, bet ta banga, tu niekaip tu jai negali pasiruošti, nes labai daug nežinomų dalykų, aplinkybių ir netipinių sprendimų, nes iš principo tas projektas yra netipinis. Chaosas prasideda atvažiavus čia iki gamyklų. Rytas prasideda 6:45, mytingas, team lydai, darbininkai, užduotis, labas rytas, go back to work. Aš galvoju, kad nebėra projektų sunkių daugiau po šito. Aš labai ilgą laiką praleidau Suomijoje ir mes pastatėm tikrai ne vieną laivą, mes išleidom ir Icon 1 tą didžiausią. Tai ten atrodė buvo sunku, bet šičia tai čia yra kažkas iš kito pasaulio. Užkabino Agnius šitą projektą ir buvo labai įdomiai. Pirmas bandymas buvo tiesiog į tą shipyardą įeit. Dirbau įtikint krūvą žmonių, kad mumis ten įleistų. Tai buvo tas kelias ilgas ir atsimenu, niekas manim netikėjo. Man sako, ką tu čia išsigalvoji. Pirmas klientas, tokie pinigai, niekas tavim čia net nekalbės. Čia buvo tas, žinai, sužibėjimo momentas, kada tu dirbi 15 metų, kaupi tą patirtį, tu ją turi, žinai, ir ateina tokia. Ir mes gavom tą kontraktą. Čia buvo nesėkmė, ne kažkas, o tai buvo daug žmonių dirbančių patirtis, kurie sugebėjo įžvelgti tą galimybę. O tada buvo tas šokas toks, kaip paskambinat ir sako, reikia neštis visus daiktus, nes bankrotas. Two of the country's shipbuilders have filed for insolvency. MV Worsken's got about 3,000 staff. It's got shipyards in various parts of Germany. So that company filed for insolvency last week. Trade unions are calling it a dark day for German shipyards as the shipbuilders become the latest victims of a pandemic-driven disaster in cruise tourism. Tai čia viskas? Kas dabar? Mums ten tik pradėjus dirbti, keli tūkstančiai žmonių liko be darbo ir mes, aišku, ten finansiškai viskas okei, gerai išvažiavom, bet kitos kompanijos labai kentėjo. Buvo labai ilgai užsišaldę ir toks momentas ten jau buvo rinkoj, kad jeigu per
kelis mėnesius nieks nenupirks to laivo, tiesiog į skrepą. Mes žinojom, kad vokiečiai ieško, kas nupirktų tą laivą, taip toliau, tai paskui jis grįžo vėl į areną, paskelbė. Disney Cruises, they are growing, and they're growing in a really big way. They bought a ship called the Global Dream. They are going to really change this with their Disney Imagineers. Yes. So... Ir viskas, pradėjome laukti savo to vėl žvaigždės kilimo į viršų, nes, iš esmės buvo pasakymai tokie, kas turėjo darbus, tie ir grįž. Teko vėl įjungti kūrybą, pasiskambinėti, iš naujo paaiškinti situaciją, mūsų požiūrį, kas ten kai buvo. Tai vėl viskas užsikūrė, viskas tvarkoja, bet daug tų momentų buvo. Labai sudėtinga sugrįžti, tai vėl prie projekto dirbo, krūvos pačių geriausių žmonių. Aš tiesiog žavėjaus komandą, kaip varė. Reikėjo labai daug pagalbos iš visų, nes tiek ir paskaičiavimus reikėjo, tiek iš teisės pagalbos, tiek patarimų, kaip ką daryti. Kai jau tu artėjai link tos pergalės ir ateini ir tavo akyse mato, kad tu tiki ir gali būti tikrai, tada jau automatiškai ir kiti perim, gerai, pasistengiam, padarom čia. Jeigu ir nepais, bet būsim padarę viską. Ir su to tokiu užsidegimu visi ir nugalėjo. After a lot of teamwork, a lot of efforts, emotions, we reached finally our goal and we signed the biggest contract in our history. Ir kai gavom, tai kaip pas kiekvieną verslininką yra dvi bėdos, iš kur gauti dar buvo, paskui kai gauni, kaip jos padaryti. Ir tuo metu, visiems rankos dreba, taip toliau, visi žiūri, čia kaip per lėktuvo turbulencija, kai skrenda, pasižiūri stardesę, jeigu nepanikuoja, okei, viskas. Tai taip ir jaučiau, kad į mane žmonės žiūri. Naktim ir aš nemegojau, bet žinau, kad padarysim. Ir man taip, Jurga. Vat apie ką, kas, kur, ta prasme, žinai. Ir man tada grubiai nupasakoja maždaug konceptą viso projekto ir sako, tu nieko nesakai, pagalvok ir sugrįžk su savo atsakymu. Tai atspėkit, ar naktį megojau. Aš turbūt jau tą pirmą sekundę žinojau atsakymą. Tiesiog bijojau tą ištart garsiai, nes labai daug nerimo buvo, ar aš galiu, nes nepasitikėjimas, daug nežinomybės, žinai, tu nežinai, kur tu eini, kur tu lendi. Ir jeigu taip atgal pažiūrėjus, tai nesigailiu nei vieno. Nebuvo turbūt nei vienos dienos per tos 2 metus, jau 2 metai dabar, tai nekart nepasigailėjau, kad aš priėmiau tą iššūkį. Ir emocijų, ir džiaugsmų, ir vargų, ir laimėjimų buvo begalės, nes aš net negaliu įsivaizduoti, ką jinai patyrė, juolab visa komanda žalia buvo. Čia reikėjo paaukoti daug. Ir sveikatą tiesioginę prasme, ir savo asmeninį gyvenimą. Aš
tikrai buvau atsidavus ne 100%, 200%. Ir faktas, aš niekada viena nepadaryčiau to. Čia, čia reikia nesusireikšminti tiek, kad tu vienas čia viską pakeitai, bet aš manau, be manęs irgi nebūtų ir komandos tokios, ir nebūtų rezultato tokio. Ta komanda surinko, suėmė į kumštį ir tikrai nevaikščio ir neverkšleno niekam, nors žinau, kaip buvo sunku. Vat dabar jau projektas prie pabaigos, visiems atrodo, kad buvo lengva, paėmėm, padarė, bet tai yra ne taip. Ir projektas iš tikrųjų pasibaigė virš 50 milijonų eurų apyvartos, tai dar ir praaugo tuo metu, kas buvo Arosas. Sunkiausia buvo pati pradžia. Todėl, kad atvažiavę į projektą, mes iš tikrųjų net neįsivaizdavom, ką čia reikia daryti. Nes laivas buvo bemaž kaip ir 80% baigtumo. Tai ta pati pirmoji vasara, kol susistygavom, kas ką daro, kaip daro, kas kam padeda ir tas rolės nusistatėm. Tai ta pati pradžia. Kaip tu kitose projektuose, tu žinai, ką tu turi padaryti, tu turi tik savo darbą. Savo darbą padarei ir viską. Šitam projektą tu apimi iš visų pusių. Turi ne tik savo darbą, bet eini iš šono, padedi vieniem, padedi kitiem. Darai savo darbą dar. Šitas projektas, jisai unikalus tikriausiai ten iš visų pusių yra, bet standartiniai procesai, kurie veikia Aros Marine pas kolegas, čia kartais reikėdavo tokių nestandartinių sprendimų, jų reikėdavo greitai, čia ir dabar, kad jie veiktų, ir tas būdavo sunku. Pirmi kartai. Kiekvieną dieną yra pirmas kartas. Kiekvieną dieną tu vis kažką naujo. Jau galvoji, kad tu supranti, ateina kita diena ir vėl tu nieko nesupranti, kas čia vyksta ir kodėl taip vyksta. Iššūkių labai daug. Aš nevadinu, kad mes čia turim problemas, aš turiu čia daug iššūkių, kur tau reikia realiai išspręsti jas pačiam. Ir tada tas galbūt man ir labai vilioja, nes man patinka iššūkiai. Visi projektai yra kažkiek sunkus savaip, žinai, tai jeigu kiekvieną sunkumą nurašyti, žinai, ant to, kad jis čia bus blogiausias, tai kam tada ir dirbi, žinai, tai nežinau, man tai normaliai, dirbi sunku, bet dirbi tiek. Prisiminsi jo kažkada, žinai, nuotrauką pasikabyti. Ačiū komandai, kad manim tik iki šiol ir stengiasi padaryti, nes tikrai nuovargis yra išsekimas, jau motyvacija ta tokia šlubuojanti, bet vis tiek jie kartu su manim eina iki galo. Kai būna tikrai ir tos sunkios dienos ir tu atrodo grįžti namo, jau nieko nenori, atrodo viskas gana. Bet paskui tu galvoji, blemba, tu statai vieną didžiausią pasaulio laivų.
Ir mes juokaudom, nejuokaudom, čia būdavo mūsų palaikymo frazė, kad nepergyvenk, blogiau jau nebus, susitvarkysim. Ir iš pradžių sakydavau, jo, susitvarkysim, viskas gerai, po to sakydavau, palaukta, bus blogiau. Ir tikrai buvo kartu, kai buvo blogiau. Tu pradžio, aš atsimenu, kaip aš stresuodavau. O Dieve, skambinu Juliui, Julius gi mūsų irgi kuratorius šito projekto. Skambini Juliau, man čia jau reikia dabar nuardyti 10 panelių, tai blemba, kodėl mes jas ten dėjom. Tai parodo tikriausiai tą, kad jau tu galvoji, kad jau nebeįmanoma, jau viskas, jau blogiau būti, negali. Ir tada būna ir vadinasi, tu išeini iš tos situacijos, tu randi sprendimus, kažkaip tai mes sukūrėm tą rezultatą, aišku, su komanda. Vienas laukėsi nekaryšė, tikrai. Pirmi metai buvo lengviausi, nors tuo metu taip neatrodė. Tuo metu atrodė, buvo žiauriai sunku, bet dabar, kai tu pasižiūrė, tai mes atostogavom, mes nieko neveikėm. Bet dabar tai sunku. Bet aš žinau, kad praeis dar pusę metų ir sakysim, kažkaip čia tas projektas labai lengvai praėjo, nežinau kodėl. Every time in my dreams. Pagalba vienas kitam tikrai yra išskirtinis. Ir tas šeimos jausmas, kad tu esi matomas, girdimas, tavo nuomonė yra svarbi, tu esi įtrauktas, o ne šiaip nurodymus kažkokius gauni, tu įgalintas esi priimti sprendimus ir daryti veiksmus. Vėlgi smagiausia, kad galiu kurti, tos procesus. Irgi nuo nulio, kaip pasidaryti, kaip tau reikia geriau, kad paveikti, Ir nebuvo mūsų tos rankos surištos. Netinka pasikeiti, tinka darai. Pusės metų netinka vėl pasikeiti. Ir aš galvoju, kas man padėjo, tiesiog visko nemesti ir didžiausiam įtampos taške neišeiti. Ir aš galvoju, tai buvo žmonės, tai buvo mano kolegos, nes taip jau sutapo, kad man labai pasisekė, kad tie žmonės, su kuriais aš dirbu kasdienybėje, daugiausiai sąsajų turiu, jie padėdavo surasti betvarkiai detalės, jie pakeldavo ragelį po darbo, savaitgaliais, jie palaikydavo morališkai ir tiesiog aš nenorėčiau jų keisti nieką kitą, man labai pasisekė su kolegom. Tai aš manau, kad labiausiai motivavo kolegos. Žmonės, kuriems rūpi, kurie netiesiog ateina padirbti ir išeina. Tie žmonės yra wow. Nuo pradžių projekto vis girdėdavau Aros Magic, čia kaip vyksta dabar, kai daidinėjame iki galo šito projekto, realiai rimtai, atrodo tai braunės, kažkur viskas sunku, čia nepavyksta ir taip, ir kažkaip yra. Jau priduodam, jau padarėm, jau ateina, jau Disnėjus ačiū, jau gamykla ačiū, sako, Aš galvoju, kad mes tiek daug išmokom pamokų, kad integruoti labai sunku, aišku, bus viską, bet aš labiau žiūriu į priekį, kad tą know-how, ką sukaupėm šitam projekte, daug vertės atneš būsimuosiuose projektuose. Tikrai pasimatavom savo galimybėm su tarptautinio lygio
rangovais šitam projekte, nes buvom vieni iš jų, kartu dirbam ir tikrai jie nėra nieko geresni. Mes tikrai turim labai gerą komandą, labai gerą know-how, tai reikia apie tai garsiai šnekėti, nebijot, nes turbūt iki šito projekto mes net minties nebuvo, kad gali taip atsitikti, tai tiesiog drąsiau apie tai galvoti, apie tai kalbėti su klientais, nes mes per kuklus esam. Kas man pačiam užstrigo, kad nebijot tikėti tiek savim, tiek to, ką galima būtų padaryti. Nes aš gal tiek pat savo iš tikrųjų daug įrodžiau, kad nepaisant to, kad tavim nei vienas netikė aplinkui, bet jeigu tiki, gali kalnus nuversti. Nereikia savęs riboti, bet aišku, vienas lauke ne karys, tai ta pergalė yra visų. Šitas projektas, jisai vėlgi jis visiškai nestandartinis pačioje rinkoje, kad tu paėmei, vieni statė, kiti dastatyti turėjo ir ten per 2 metus nuo metalo laužo likimo projektuojamo iki naujo atgimimo buvo. Tai vėl mums reikia žiūrėti ne į projekto dydį ar vienetą, mums reikia užtikrinti tą visą pipeline į priekį. Ir jeigu taip paimti, Arose tiesiogiai dirba apie 800 žmonių, bet jeigu paimt su brangovu, tai jau bus gerokai virš 1000, jeigu paimt kiek nuo to gerokai virš 1000 priklauso vaikų, šeimų ir taip toliau, tai čia mūsų atsakomybė yra kaip vadovų užtikrinti ten metam į priekį, kad tie žmonės, kurie patikėjo mumis, kurie ėjo kartu, kad ir liktų. Tai aš tikiu, tie projektai ateis, nueis ir bus jų visokių, tai man apie tai, man tai yra apie žmonės, o projektus daro žmonės.